Pirma dalis – suvokimas. Pirma, pajuskite savo dažnį. Ar žinote, koks šią minutę yra jūsų vibracijų dažnis? Pradėdami kelionę per 365 būdus pakelti dažnį, turite nustatyti pradinį tašką, pagal kurį galėsite matuoti savo pasiekimus. Dabartinį savo energijos lygmenį galite nustatyti įvertinę kai kuriuos gyvenimo aspektus. Ar esate draugiški, linksmi, stengiatės atskleisti visus savo gebėjimus ir jaučiate, kad gyvenate visavertį gyvenimą? Ar gyvenate darnoje su savo dvasinė savastimi? Ar žinote, kokie yra jūsų psichiniai gebėjimai? Ar mokėte jais naudotis ir pasitikite savo intuiciją? Jei atsakymas į šiuos klausimus yra taip, jūsų vibracijų dažnis gana aukštas. Jeigu gyvenime nuolatos susidurėte su rūpesčiais, jei jūs dažnai apima depresija, jeigu vis atrodo, kad kiti žmonės jūs žiūri iš aukšto, manote, kad gyvenime nėra teisybės, jūs gyvenate žemesnių dažnių lygmenyje. Prieš žengdami šiuo keliu nustatykite, kokioje atkarpoje šiuo metu esate. Tai būtų jūsų ataskaitos taškas. Būtų puiku, jei pradėtumėte rašyti dienoraštį, kuriame kiekvieną dieną aprašytumėte taikytus metodus, savo emocinę reakciją ir rezultatus. Taip pat kiekvieną mėnesį galite braižyti grafiką, kuriame atsispindės jūsų kasdieniai pasiekimai. Savo dažnio pokyčius galite žymėti skaičiais, simboliais, žodžiais, kaip jums aiškiau ir patogiau. Užrašę savo įspūdžius, vėliau galėsite palyginti silpnas dienas su persilaužimo dienomis. Kai kurie žmonės savo pojūčius pirmiausia užrašo iš ryto ir paskui visą dieną tuos užrašus papildo, o kiti viską užrašo vakare. Darykite taip, kaip jums atrodo geriau ir naudingiau. Sėkmės matas yra jūsų tiesa sielos lygmenyje. Antra, aiškus tikslas. Ar žinote, kodėl norite pakelti vibracijų dažnį? Ar todėl, kad norite priartėti prie savo dvasinės savasties, išvystyti savo psichinius gebėjimus? O gal paprasčiausiai norite tapti laimingesni? Galbūt jaučiate, kad jūsų gyvenime kažin ko trūksta ir todėl negalite visiškai atsiskleisti. Kad ir kokia būtų priežastis, jūs nusprendėte imtis veiksmų, prisiimti atsakomybę už savo energiją. Ir tai yra didelis žingsnis į priekį. Žengdami šiuo keliu nepamirškite nustatyti aiškių tikslų ir sutelkti dėmesį į rezultatus, kuriuos trokštate pasiekti. Kai mintyse nuolat turite aiškų tikslą, jį pasiekti daug lengviau. Sunkumų kyla, kai nežinote, kokios priežastys paskatino jūs rinktis šį kelią ir kokius žingsnius turite žengti, kad pasiektumėte trokštamą rezultatą. Jeigu nežinote, kaip siekti tikslo, jums gali būti sunkiau pakelti vibracijų dažnį ir palaikyti jį aukštesnėme lygmenyje. Dažnis gali pakilti ir vėl nukristi, dar kartą pakilti ir nukristi dar žemiau. Jei norite, kad dažnis stabiliai kiltų aukštyn, jūsų dėmesys visada turi būti sutelktas į kelią, vedantį į aiškų tikslą, o reakcija į aplinką visada turi būti teigiama. Jeigu jūsų protas būna aiškus, ženkite į priekį į aukštumas, kurios jums tikrai pasiekiamos. Trečia, susikurkite tvirtą pagrindą. Suvokę, kad pasižymite unikaliomis dvasinės energijos vibracijomis, galite kurti tvirtą pagrindą, nuo kurio pradėsite kilti aukštyn. Nuo pat gimimo jūsų vibracijos buvo tam tikro dažnio, tačiau dabar žinote, kad galite jį pakelti, vadovaudamiesi teigiamomis intencijomis, keisdami mąstymą, pasitelkę kūrybinę vizualizaciją
ir kitus metodus. Norėdami sukurti tvirtą pagrindą, turite tikėti savimi ir tuo, ką darote. Neleiskite, kad jūs blaškytų ir silpnintų kitų žmonių neigiamos mintis. Neleiskite, kad jūs veiktų negatyvumas ir visada sąmoningai rinkitės tai, kas teigiama. Sudarykite sąrašą visų teigiamų veiksmų, kuriuos šiandien atlikote ir kurie sustiprino jūsų kuriamą pamatą. Padėjote kaimynui nudirbti kokį nors varginantį darbą? Palaikėte parduotuvėje atidarytas duris, kol kas nors įėjo? Tokie dalykai gali atrodyti nereikšmingi, tačiau bet koks geras poelgis daro jums teigiamą įtaką. Pastebėkite tokius savo poelgius, nes jie yra kertiniai akmenys laikantis pagrindą, kuris leis jums pakilti į didelės aukštumas. Kuriant šį pagrindą, jums gali tekti išmokti tam tikras pamokas. Ir tam tikri įvykiai kartosis tol, kol pamoka bus išmokta. Tada pajusite, kaip jūsų energija sustiprėja. Pasikartojimai dažnai dovanoja aiškų suvokimą, nes priverčia pažvelgti į situaciją iš skirtingų pusių. Kad susikurtas pagrindas išlaikytų išbandymą negatyvumu, kurkite jį meilės ir džiaugsmo veiksmais. 4. Skaitmeniniai katalizatoriai. Ar kada nors pastebėjote, kad netikėtai pradedate matyti tokius pat skaičius, iššokančius jums prieš akis, kai visai to nesitikite? Dažniausiai tai būna vienodi skaičiai. Pavyzdžiui, 11 ir 11 ant laikrodžio ciferblato, 444 telefono numeryje arba 333 valstybiniuose automobilio numeriuose. Galbūt per vieną dieną 5 kartus pamatėte skaičius 555. Tai yra skaitmeniniai katalizatoriai, kelrodžiai, siunčiami jums iš aukštesnės plotmės. Tai ženklas, kad jūsų dvasiniai vedliai, angelai arba dar kas nors iš kitos pusės mėgina su jumis bendrauti. Visi skaičiai turi tam tikrą reikšmę, kurią galite rasti internete arba knygose. Puikus informacijos šaltinis yra Doreen Virtue knyga Angelo skaičiai – Angel Numbers. Ieškodami skaičių reikšmių internete venkite neigiamos informacijos arba žmonių, mėginančių įbauginti ir teigiančių, kad tam tikri skaičiai lemia ką nors blogą. Skaičiai yra pozityvūs ženklai iš kitos pusės, naudojami siekiant atkreipti jūsų dėmesį į tam tikrą žinią, kurią stengiamasi jums perduoti. Siekiant parodyti, kad esate ne vieni, kad sunkiu laikotarpiu kažkas iš kitos pusės stebi jūs ir padeda arba siekia paskatinti jūs įsigilinti į skaičiaus reikšmę, nes joje slypi žinia jums. Šie skaičiai vadinami skaitmeniniais katalizatoriais, nes nukreipia dėmesį reikiamą linkme, paskatina užmegzti ryšį su kita puse, ieškoti informacijos ir kelti savo vibracijų dažnį. Skaičiai kalba jums, klausykitės ir priimkite jų siunčiamą žinią. 5. Raskite savo pusiausvyros tašką. Kai dirbate su energija, turite sugebėti bet kuriuo metu grįžti į centrą, į savo pusiausvyros tašką, kuriame jaučiate saugus. Nesusiliejate su savo dvasinė savastimi. Sunkiu ir neramiu laikotarpiu pastebėsite, kad kuo greičiau galite grįžti į centrą, tuo lengviau išsilaisvinate iš jus supančios neigiamos energijos. Geriausias būdas greitai grįžti į pusiausvyros tašką yra susikurti kodą. Pirmiausia, turite rasti savo pusiausvyros tašką. Ramiai atsisėskite ir susitelkite į savo vidų. Kai pajusite visą jūsų esybę užliejančią ramybę, tai reikš, kad radote savo pusiausvyros tašką.
Dabar turite susijęti šią būseną su tam tikru kodu. Galite pasirinkti 2 kodus, pavyzdžiui, skaičių 7, žodinis kodas, ir balandį, vizualinis kodas. Jeigu norite, galite naudoti ir judesį arba simbolį. Būdami savo pusiausvyros taške, jausdami visišką ramybę, įsivaizduokite, kad jūs iš visų pusių supa pasirinktas kodas. Ar tai būtų vaizdas, garsas arba judesys. Susiekite šį kodą su savo dabartinė ramybės būsena. Tada paleiskite jį sakydami, kad nuo šiol visada, kai tik sutelksite dėmesį į šį kodinį vaizdą, garsą arba judesį, jis akimirksniu grąžins jūs į pusiausvyros tašką. Kitą kartą, kai pasijusite blogai, mintis sutelkite į kodą. Pavyzdžiui, jeigu pasirinkote vieną iš duotų pavyzdžių, keletą kartų garsiai ištarkite 7, 7. Arba mintise aiškiai pamatykite balandį ir kodas bus suaktyvintas. Jumise slypi ramybė, išsikvieskite ją. 6. Proto ir burnos ryšys. Tikriausiai pažįstate žmonių, kurie pirmą ką nors lepteli ir tik po to pagalvoja. Jie paprasčiausiai išsižioja ir sako viską, kas užeina ant liežuvio. Šie žmonės juos supenčią erdvę dažnai pripildo negatyvumo, nes patys to nesuvokdami laido gluminančias arba įžeidžiančias pastabas, kurios įskaudina kitą žmogų. Taip yra todėl, kad prieš sakydami jie nepagalvoja. Jie prarado ryšį tarp proto ir burnos. Kai pradedate dirbti su savo energija, vienas pirmųjų dalykų, į kuriuos turite atkreipti dėmesį, yra jūsų mintys. Visada apie save ir kitus stenkitės galvoti teigiamai. Stenkitės atsižvelgti į kitų žmonių jausmus ir nebūkite pernelyg griežti sau. Prieš ištardami žodžius pagalvokite apie tai, ką ketinate pasakyti ir kokios gali būti jūsų žodžių pasekmės. Jeigu esate energingas, nuolatos skubantis ir viską greitai darantis žmogus, jums tai padaryti bus daug sunkiau nei tokiam, kuris gyvena lėtesniu tempu. Tačiau tai vis tiek įmanoma. Jei esate pratę vienu metu dirbti kelis darbus, jūsų protas nuolat šokinėja nuo vienos užduoties prie kitos ir tuo pat metu dirba keliomis kryptimis. Kai protas užsiėmęs, burna linksminasi kaip išmano. Todėl prieš išsižiodami visada sutelkite dėmesį į tai, ką ketinate pasakyti. Tai padės išvengti neigiamų savo žodžių pasekmių, įžeistų jausmų, sutrikimo ir gėdos. Prieš sakydami stabtelėkite ir pagalvokite. Gal nuspręsite pasilaikyti mintis sau. 7. Sielos daina. Kiekvienas iš mūsų turime unikalią sielos dainą. Tai yra mūsų dvasinės esybės muzikinė išraiška. Gal kada nors esate pagavę save niūniuojantį vis tą pačią melodiją, kuri neprimena jokios per televiziją radiją girdėtos dainos arba muzikos? Jeigu taip, vadinasi, pagavote savo sielos dainą. Jūsų sielos daina gali būti su žodžiais arba be jų. Kai atrandate šią dainą, jums atrodo, kad visada ją žinojote, nes taip ir yra. Ji liejasi iš jūsų natūraliai, be pastangų. Kiti taip pat galit pažinti jūsų sielos dainą, nes pažįsta jūs kaip dvasinę būtybę. Tačiau jie negali jos paniūniuoti, gali tik pajusti, kad ta melodija jiems iš kažkur pažįstama. Norėdami atrasti savo melodiją, pradėkite niūniuoti su intencija galiausiai pagauti savo sielos dainą. Ir kai taip atsitiks, ją atpažinti. Galbūt staiga pajusite, kad kažkas giliai jumise į ją atsiliepia. Pajusite namų ilgesį, gal net apsiašarosite,
patys nesuprasdami kodėl. Jeigu taip atsitiks, žinokite, kad atradote savo sielos dainą. Dainuokite iš sielos gelmių ir visata dainuos su jumis. 8. Gailestingumas. Gailestingas žmogus užjaučia kenčiantį ir trokšta jam kuo nors padėti, arba bent jau išklausyti bei suprasti. Gailestingas žmogus dovanoja kitiems savo gerumą, moka įsijausti į situaciją ir kuo galėdamas padeda. Sakykime, šaltą dieną jūs skubate į parduotuvę apsipirkti. Pakeliui pamatote benamę moterį sėdinčią pastato užuovėjoje ir beviltiškai bandančią sušilti. Jūs galite ją čia pat pamiršti ir rūpinti savo pirkiniais. Arba galite nupirkti šiltą antklodę ir atiduoti ją benamiai. Pamatę šąlančią moterį, pajutote jai gailestį, todėl iš karto ėmėtės veiksmų. Nupirkote jai antklodę. Gailestingumas yra nuostabi vibracijų stiprinimo proceso dalis. Ar esate tokie pat gailestingi savo, kaip ir kitiems? Dauguma mūsų savo būname daug griežtesni. Kvailai pasielgę mes ilgai save plakame, nors jei taip pat būtų pasielgęs kitas, jo atžvilgiu būtume daug supratingesni. Kodėl taip elgiamės? Todėl, kad per griežtai save vertiname. Jeigu norite tai pakeisti, įrodyti savo daugiau gailestingumo, pamėginkite žvelgti į save taip, kaip į jūs žvelgtų geras draugas arba mylimasis. Dovanokite pasauliui savo gailestingumą, dalykite šviesą ir meilę. 9. Kūrybinė vizualizacija kuria naują realybę. Toliau šioje knygoje pateiksiu daugybę kūrybinės vizualizacijos pratimo pavyzdžių, kurie padės jums šioje kelionėje į nušvitimą, mokydami pažvelgti į pasaulį kitaip. Kūrybinė vizualizacija yra įsivaizdavimas to, ko trokštate savo tikrame gyvenime. Kurdami situacijas ir jų baigti vaizduotėje, galite išspręsti savo problemas ir sukelti norimus įvykius. Kūrybinė vizualizacija, naudodami kartu su atsipalaidavimo pratimais, galite sustiprinti savo energiją, susisiekti su dvasiniais vedliais ar savo aukštesniuoju aš. Kūrybinė vizualizacija leidžia sukurti naują realybę pirmiausia savo galvoje, o vėliau perkelti ją į gyvenimą. Kurdami situacijas vaizduotėje, suteikiate jiems energijos, kuris seka paskui jūsų kuriamus vaizdinius į visatą ir ten pasisemia dar daugiau jėgos. Tada tai, ko trokštate, sugrįžta jums. Vizualizacija padeda išsaugoti pusiausvyrą ir teigiamą nusiteikimą, leidžia išsilaisvinti iš negatyvumo ir trukdžių, kurie kliudo siekti laimės ir sėkmės gyvenime. Padeda spręsti problemas ir pažvelgti į situaciją iš įvairių pusių. Jeigu galite susikurti naują realybę mintyse, galite susikurti ją ir gyvenime. Tai, ką įsivaizduojate, gali pasireikšti jūsų gyvenime. Mąstykite pozityviai. 10. Ar jūsų galvoje gyvena pleputis? Ar pastebėjote, kad jūsų galvoje dažnai būna labai triukšminga? Mintis laksto nevaldomos, rūšiuodamos įvairias galimybės, planuodamos, organizuodamos arba tiesiog primindamos, ką turite padaryti, ką privalote atlikti, ką reiktų nuveikti ir ką norėtumėte daryti. Jeigu esate užsiėmęs žmogus, greičiausiai jūsų mintis vienu metu lekia keliomis kryptimis. Po kurio laiko tai labai nuvargina, tad jūsų energija spirale krenta žemyn. Kai smegenys tokios perkrautos, sunku susitelkti į vieną užduotį, todėl nuolat stengiatės vienu metu atlikti kelis darbus. Jeigu norite pakelti savo vibracijų dažnį, būtinai turite nuraminti mintis, kitaip negalėsite virš jų pakilti ir dirbti su energija. Nepaliaujantis tarškėjimas galvoje ims rimti, pradėjus sąmoningai stebėti minčių tėkmę,
užuot aktyviai dalyvavus joje. Pradėkite stebėti, kas vyksta aplink jūs. Sąmoningai stebėkite žmones, vietas, įvykius. Sąmoningai atlikite veiksmus ir stebėkite, kaip jūsų protas reaguoja į įvairias situacijas. Kai jums tai taps natūralia būsena, galėsite imtis tolesnių veiksmų ir visiškai nuraminti mintis. Kai baigėsi tarškėjimas, prasideda nušvitimas. 11. Padidinkite savo sąmoningumą. Ar atkreipiate dėmesį į didelius ir mažus dalykus, kiekvieną dieną vykstančius aplink jus, ar keliaujate per gyvenimą lyg apsvaigę? Greita kasdienybės srovė lengvai mus įtraukia ir nebepastebime paprastų dalykų. Sąmoningos pastangos pastebėti viską, kas dedasi aplink, leidžia žengti didelį žingsnį į priekį, siekiant pakelti vibracijų dažnį ir gyventi visavertį džiaugsmingą gyvenimą. Lavinkite savo sąmoningumą kiekvieną dieną atkreipdami dėmesį į visus savo veiksmus ir sutinkamus žmones. Žvelkite ne tik į tai, ką iškart pastebi akis, bet pasistengkite įžvelgti jūs supančio pasaulio detales. Ar matote bitę dūzgiančią prie gėlės žiedo? Kurį laiką ją stebėkite. Atidžiai įsižiūrėkite, ką bitė daro. Ar švelniai nusileidžia ant žiedlapio, ar stipriai trinkteli jį. Ar jos sparnai liaujasi plasnoti, kai jį geria nektarą, o gal ir toliau ritmingai plazda. Stebėkite bitės elgesį ir nuraminkite savo mintis. O dabar įsiklausykite į save. Galbūt jūsų aukštesnysis aš arba jūsų vedliai nori perduoti jums kokią nors žinią. O gal bitės stebėjimas padės suvokti šitą svarbaus apie savo elgesį? Kuo esate panašus į bitę arba kuo nuo jos skiriatės? Neleiskite, kad maži gyvenimo dalykai praslystų pro jūs, nes neskyrėte laiko jiems pastebėti. 12. Pajuskite energijos tėkmę. Visi esame sukurti iš energijos, pradedant mūsų ląstelėmis ir baigiant mintimis bei sielos gyvybinė jėga. Sąmoningas energijos tėkmės reguliavimas yra galinga priemonė, kurią galima panaudoti energijai sustiprinti visuose lygmenyse. Išbandykite šį kūrybinės vizualizacijos pratimą, padedantį greitai sustiprinti energiją. Ramiai atsisėskite, giliai kvėpuokite ir atsipalaiduokite, leisdami įtampai palikti kūną. Sąmoningai pajuskite kūnų, kiekviena ląstele tekančią energiją. Pajuskite, kaip ji apgaubė ir glosto jūsų sielą. Giliai kvėpuokite. Tegu su kiekvienu įkvėpimu plaučiai maksimaliai išsiplečia. Iškvėpdami pūskite orą, kol pajusite, kad plaučiai susitraukia ir juose nelieka nė trupučio oro. Iškvėpdami įsivaizduokite, kaip surenkate visą jumise susikaupusią neigiamą energiją iš giliausių klodų, iš kiekvieno atomo ir kaip ji kartu su oru palieka jūsų kūną. Įkvėpdami įsivaizduokite, kaip jūs užlieja iš visatos plūstanti teigiamos energijos banga. Leiskite šiai energijai įsiskverbti į kiekvieną jūsų kūno ląstelę, užlieti jūs ramybę ir šilumą. Suteikite šiai šilumai intenciją. Kaip karštis kelia vandens vibracijas, kol šis užverda, taip jūsų įsivaizduojama šiluma teigiamai pakrauna sielos energiją, sustiprina vibracijas ląstelių lygmenyje ir kartu pakelia bendrą vibracijų dažnį. Kvėpavimas yra gyvenimas, leiskite jam išvalyti ir užlieti energiją jūsų kūną bei sielą. 13. Raskite savo mantrą. Mantra yra dvasią pakelianti frazė, kurią ištarę pasijuntate, lyg galėtumėte padaryti ir pasiekti bet ką.
Daugelis sėkmę pasiekusių žmonių, turinčių stiprią motivaciją, kiekvieną dieną kalba mantras, norėdami išlaikyti sutelktą dėmesį ir judėti į priekį tikslo link. Jeigu neturite asmeninės mantros, išsirinkite ją dabar. Pavyzdžiui, tai galėtų būti frazė "aš išgyvensiu" arba "pasaulis yra mano mokykla" arba "galiu pasiekti dar daugiau". Kai apie save ir pasaulį galvojate pozityviai, jaučiatės laimingesni. Kuo laimingesni esate, tuo ir laimingesnis darosi gyvenimas, o jūs dar laimingesni. Didelės problemos ima mažėti, o mažos visiškai išnyksta. Lengviau pasiekėte sėkmę. Į savo gyvenimo situaciją žvelgiate realistiškai, nedramatizuojate įvykių ir nereaguojate pernelyg asmeniškai į tai, ką sako kiti žmonės. Iš tikrųjų labai lengva pasiduoti mintims, kad esate nepakankamai geri, nepakankamai protingi arba nepakankamai ypatingi. Todėl nesugebėsite pasiekti tikslų, kuriuos išsikėlėte šiame gyvenime. Lengva pasiduoti kasdienio gyvenimo įtampai ir nuleisti rankas. Todėl pasirinkite mantrą, kuri išjudintų jūsų unikalią energiją ir sietųsi su jūsų unikaliais tikslais. Ištarkite ją garsiai kiekvieną dieną. Naudokite ją nuolatos ir stebėkite, kaip kyla jūsų vibracijų dažnis. Esu dvasinė būtybė ir visas mano pastangas vainikuoja sėkmė. Net mano nesėkmės slepia galimybės vedančias į sėkmę. 14. Jumise yra atsakymai į visus klausimus. Jumise yra visos visų laikų žinios, tačiau jūsų sąmonė kelias į šias žinias yra užkirstas, nes gyvenate žemiškoje plotmėje. Vis dėlto gerai susikoncentravę šią informaciją galite prisiminti. Žinoma, puiku, kai galite išsikalbėti su draugais arba paklausti geriau nusimanančio žmogaus patarimo. Tačiau visada prisiminkite, kad tiksliausias atsakymas slypi jumise. Niekas kitas negali jums pasakyti, ką daryti. Kiti žmonės gali išsakyti savo nuomonę, bet tik jūs, remdamiesi savo moraliniais principais ir etika, galite nuspręsti, kas jums yra teisinga, o kas neteisinga. Tik jūs galite pasirinkti, ar išmoksite savo gyvenimo pamokas greitai, ar ilgai jas kartosite. Jei nežinote, kurią galimybę rinktis, kokį sprendimą priimti, atsisėskite ir susitelkite į savo gyvenimo kelią. Šis sudėtingas planas, kurį sukūrėte prieš gimdami, slepia atsakymus į visus jums kylančius klausimus. Ieškodami savyje reikalingų žinių, didžiausią dėmesį kreipkite į pirmąjį įspūdį arba impulsą ir tikėkite savimi. Paprašykite savo dvasinių vedlių pagalbos ir jie padės. Ramioje aplinkoje atsigulkite arba atsisėskite ir susitelkite į savo energiją. Paprašykite vedlių, kad parodytų jums reikiamą informaciją ir kai ją gausite, priimkite kaip tiesą. Informacijos neigimas arba abejonės tuo, ką matote, blokuoja energiją. Dvasinių sprendimų kasdienėms problemams spręsti ieškokite savyje. 15. Gyvenkite dabartyje. Lengviausias būdas sustiprinti asmeninės vibracijas yra gyventi dabartyje. Su amžiumi mums pradeda atrodyti, kad laikas bėga greičiau. Iš šio jausmo išsivaduoti padės įsijautimas į kiekvieną gyvenimo momentą. Jeigu ignoruosite tas ypatingas ir brangias jums dovanotas akimirkas, atrodys, jo gyvenimas lėkte pralėkė pro šalį ir vieną dieną suvoksite, kad jau pasenote. Stebėsitės, kaip galėjo prabėgti visas gyvenimas, o jūs to net nepastebėjote.
juk nenorėtumėte, kad jums taip nutiktų. Noriu, kad dabar liautumėte skaityti ir pagalvotumėte apie tai, kas vyksta su jumis šiuo momentu. Pagalvojote? Aš pagalvojau. Rašau šį tekstą tolumoje, girdėti lėktuvo gaudimas, burzgė kondicionierius, mano šuo knarkia. Tiksi laikrodis, už mano lango švelnus vėjelis judina medžio lapus. Gyventi dabartyje reiškia pastebėti, kas vyksta aplinkui, net smulkmenas, kurias paprastai ignoruojate, ir kartu išsaugoti sutelktą dėmesį, neišsiblaškyti. Vaikams natūraliai pavyksta gyventi dabarties akimirkoje, nes jie paprastai neturi didelių rūpesčių. Jauni žmonės taip pat dar moka pastebėti mus supančius nuostabius dalykus. Gėles, paukščius, melodijas. Jeigu kasdien po keletą minučių galvosite ir stebėsite aplinkinį pasaulį kaip vaikai, tai padės jums sustiprinti energiją ir išsaugoti jaunatviškumą. Galėsite mėgautis kiekviena jums skirto laiko akimirką, užuot gyvenę praeitimi. Kodėl taip turėjo atsitikti, arba kaip buvo puiku tada, arba ateitimi. Kas būtų, jeigu būtų. Žiūrėkite į pasaulį vaiko akimis, su nuostaba, susižavėjimu, pagarba ir dėkingumu. 16. Parašykite savo pažymį. Kiekvieną dieną prieš eidami miegoti apmąstykite savo pasiekimus ir problemas, su kuriomis susidūrėte. Parašykite savo pažymį už kiekvieną iškovotą sėkmę, išspręstą problemą, kiekvieną pastangą teigiamai paveikti savo energiją. Ar nusipelnėte aukščiausio pažymio už tai, kad neišplūdote viršininko, kai šis apkaltino jūs dėl kažkieno kito padarytos klaidos? O galbūt šį pažymį galite parašyti savo už tai, kad visą dieną stengiatės pajusti aplink jūs tekančią energiją? Gal atlikdami kokį nors pratimą aiškiai pajutote, kaip kyla jūsų dažnis? Apdovanokite save A su pliusu ir auksinė žvaigžde. Kai lankėte mokyklą, gerais pažymiais būdavote apdovanojami už pasiekimus. Jei norėjote gerų pažymių, turėjote mokytis. Kodėlgi tos pačios sistemos nepanaudojus suaugus? Jeigu jį veikia praeityje, veiks ir dabar. Kiekvieną dieną surašykite savo duodamus pažymius į dienoraštį ir jeigu nusipelnėte, pridėkite auksinę žvaigždutę. Arba mėlyną, raudoną, žalią, jums labiau patinka. Šypsenėlis taip pat tiks. Geri pažymiai sustiprins ne tik jūsų pasitikėjimą savimi, bet ir energiją. Žengiant šiuo keliu svarbu save apdovanoti, nes tai leis jums dar kartą apmąstyti ir įvertinti savo pasiekimus, dar labiau paskatins augimą. Švieskite kaip auksinė žvaigždė, kuri jūs esate. 17. Suvokimas ir jautrumas. Geras būdas pakelti vibracijų dažnį yra pastebėti savo ir kitų žmonių dažnį. Tai yra būti jautriam. Prisiminkite kokį nors žmogų, kuris visada būna teigiamai nusiteikęs. Ieško šviesos spindulėlio, net ir tada, kai atrodo, kad viskas griūna. Arba prisiminkite žmogų, kuris visada ištiesia pagalbos ranką, moko kitus, padėdamas jiems suprasti save. Šiems žmonėms visą tai pavyksta natūraliai. Jie neapsimetinėja, nesistengia elgtis taip, kad gautų ką nors mainais. Tokių žmonių energija labai stipri. Atrodo, kad jie netgi švyti. Jie kupini meilės, vilties ir džiaugsmo, o pabuvę šalia jų atrodo ir patys tuo užsikrečiame. Jų elgesyje nėra nieko dirbtino ir netikro. Toks yra tikrasis jų veidas. Kai išmoksite pajusti savyje stiprią energiją, pradėsite pastebėti ją ir aplinkui. Žmonės gyvenantys žemesnių vibracijų lygmenyje
visuomet mato tai, kas negatyvu, užuot atkreipia dėmesį į gerus dalykus. Jie siekia, kad aplinkiniai jaustųsi taip pat blogai, kaip ir jie patys. Dažnai kelia konfliktus, pradeda rėkti. Jiems visada nesiseka kabutėse. Jei tokie žmonės pradėtų atidžiai save stebėti ir keisti savo elgesį, sušvytėtų taip pat, kaip ir anksčiau aprašyti amžinieji optimistai, nes jų energija pakiltų į aukštesnį lygmenį. Koks žmogus esate jūs? Paleiskite tamsą, kad galėtumėte gyventi šviesoje. 18. Išmokite ką nors naują. Jeigu reguliariai skiriate laiko tam, kad išmoktumėte ką nors naują, stimuliuojate protą, padedate augti savo asmenybei ir sielai. Bet kokios naujos žinios, kuriomis save praturtinate, padeda jums geriau suprasti save, aplinkinius ir supantį pasaulį. Rinkitės tai, kas jūs traukia, domina, teikia džiaugsmo ir įkvepia. Jei visada troškote nardyti, keliaukite prie vandenyno, nusipirkę povandeninę kaukę ir plaukmenis. Jeigu negalite leistis į kelionę tuojau pat, skaitykite apie įvairius jūros gyvius, kuriuos galima išvysti nardant. Nesvarbu, ar esate po vandeniu ar ne, svarbu sužinoti ką nors naują apie povandeninę karalystę. Jeigu visada norėjote išmokti groti gitarą, pradėkite lankyti pamokas gitaros. Nuolatos didindami žinių bagažą, metate iššūkį savo protinėms ir dvasinėms galioms. Kuo daugiau išmokstate, tuo daugiau pasiekę jaučiatės ir džiaugiatės savimi, taigi tuo aukščiau kyla jūsų energija. Tik netapkite visažinių kabutėse, nes arogancija neleis pasiekti, ko norite. Siekite žinių dėl savęs, o ne tam, kad galėtumėte pasirodyti prieš kitus. Stenkitės kiekvieną dieną išmokti vieną naują faktą arba išbandyti naują dalyką. 19. Niekada nebūna per vėlu, niekada nesate per seni. Pasakymas, kad esate per seni arba kad jums jau per vėlu pradėti kelti vibracijų dažnį, tai yra dingstis nesiimti darbo, kuris yra būtinas norint pakeisti savo gyvenimą ir pakelti energijos lygį. Kol dar kvėpuojate ir nepersikeliate iš šio pasaulio į kitą, tol nėra per vėlu išmokti ką nors naują. Nesvarbu, ar jums 1 metai ar 130. Galbūt esate tiesiog pavargę arba nenorite stengtis ir dirbti. Jeigu taip yra, pripažinkite sau. Kelkitės nuo sofos ir imkitės darbo. Gal manote, kad nenusipelnote nuostabių dalykų, kuriais būsite apdovanoti sielos lygmenyje, kai pakelsite savo dvasinę energiją? Nusipelnote. Mes visi esame dvasinės būtybės ir nuolat dirbame, kad galėtume augti. Tačiau kartais sunkus gyvenimas mūsų pastangas paverčia niekais. Kai pastebite, kad ieškote pateisinimo nieko neveikimui arba atidėliojate užduoties vykdymą, ką nors pakeiskite, net jei tai bus labai nedidelis pokytis. Liaukitės atsikalbinėję ir darykite tai, ką reikia daryti, norint tapti geresniu žmogumi. Nes tik tokie veiksmai leis jums judėti į priekį dvasiniu keliu. Pozityvūs veiksmai ir judėjimas į priekį lemia teigiamus pokyčius. Tapkite dvasingumo ieškotojais, nesislėpkite už pasiteisinimų ir tinginystės. 20. Dvasinio pasaulio suvokimas. Kai kurios esybės egzistuoja ne mūsų pasaulyje, pavyzdžiui, dvasios, vedliai, angelai, sargai, bildukai, fėjos ir kiti. Stiprėjant jūsų sielos energijai pastebėsite, kad pradedate jausti dvasinį pasaulį,
Galite užmegzti ryšį ir bendrauti su jame egzistuojančiomis esybėmis. Kai daugiau sužinosite apie šį pasaulį ir pradėsite jį suprasti, galbūt imsite girdėti, ką jums kalba kitų sferų gyventojai. Galbūt matysite, kaip jie apsireiškia priešais jūs arba išvysite vidinėmis akimis, tai yra aiškiaregystės pagalba. Kai kurie žmonės girdi dvasias, kiti gali jas tik pamatyti, o treti sugeba matyti, girdėti ir tiesiogiai bendrauti. Kuo aukštesnis jūsų vibracijų dažnis, tuo aiškiau suvokiate ne tik save ir savo sugebėjimus, bet ir kitas nežmogiškasias esybės. Iš pradžių, kai tik pradėsite jausti dvasinį pasaulį, gali tekti prisitaikyti prie daugelio neįprastų dalykų, bet vėliau tai taps jūsų antrąja prigimtimi. Iš pradžių galbūt tik matysite dvasias, bet jei toliau dirbsite ir kelsite savo dvasinę energiją, netrukus sugebėsite su jomis tiesiogiai bendrauti. Tada galėsite užduoti joms klausimus ir gausite atsakymus, kurie padės siekti aukštesnių tikslų. Žvelkite į šviesą ir šešėlius, jei norite įžengti į kitas sferas. 21. Aukšto dažnio batai. Kadangi esame žmonės ir gyvename fizinėme pasaulyje, mūsų dvasinė energija jautriai reaguoja į bet kokį išorinį poveikį. Energija supanti visas situacijas, su kuriomis susidurėme per dieną, turi jums teigiamą arba neigiamą poveikį. Poveikis gali būti labai stiprus arba visai menkas, tačiau bet kokiu atveju jūs pajusite skirtumą. Tik patys galite nuspręsti, kokį vidinį poveikį jums turės išorinio pasaulio energijos. Nuotaika turi didelę įtaką elgesiui, todėl labai svarbu išsaugoti emocinę pusiausvyrą ir teigiamą nusiteikimą. Vienas būdų apsaugoti savo dvasinę energiją nuo išorinio poveikio yra kiekvieną dieną dėvėti aukšto dažnio batus kabutėse. Kiekvieną rytą prieš apsiaudami paprastus batus įsivaizduokite, kaip pripildote juos teigiamos energijos, kuri jūs apsaugos nuo bet kokio negatyvumo ir pakels vibracijų dažnį. Patekę į sudėtingą situaciją, susidūrę su piktais žmonėmis arba kitokiu negatyvumu, pasitelkite į pagalbą aukšto dažnio batų teigiamą energiją. Įsivaizduokite, kaip energija susigeria į jūsų pėdas, lėtai kyla kojomis aukštyn ir užpildo visą kūną. Pajuskite energijos skleidžiamą šilumą ir šviesą. Tegu šie batai padeda jums apeiti negatyvias situacijas ir žmones. Apgaubkite save teigiamą energiją ir jėgą nuo pat pirštų galiukų iki viršugalvio. 22. Išgelbėkite gyvą padarą. Retkarčiais jie įsibrauna į jūsų namus neprašyti. Kai kurie tik šiek tiek suerzina, kiti gali gerokai išgąsdinti. Ilgakojai uodai, maži driežiukai ir kiti panašūs gyviai jokios grėsmės nekelia. Su didesniu iššūkiu susidurime, kai į namus įsigauna gyvatė, žiurkė arba paukštis. Kai kitą kartą rasite namuose įsibrovėlį, išgelbėkite jį užuot nužudę. Pagaukite jį ir paleiskite lauke, net jei to gyvio labai bijote. Vorą, driežą, vabzdį arba nedidelį gyvūną galite paimti su šluota ir išnešę į lauką paleisti toliau nuo namų. Gyvo padaro išgelbėjimas sustiprina asmeninės vibracijas. Kai kuriuos gyvius pagauti labai sunku, pavyzdžiui, driežiukai ypač greiti. Tačiau paleidę juos lauke pajusite džiaugsmą, kad išgelbėjote gyvą padarą, net jei apsaugojote jį tik nuo savęs. Perspėjimas. Pavojingų gyvūnų gelbėjimą, pavyzdžiui, gyvačių, meškėnų arba krokodilo, jei gyvenate Floridoje kaip aš, palikite ekspertams. Radę angą, pro kurią gyvūnas pateko į jūsų namus, užtaisykite ją ir jums daugiau neteks atsidurti panašioje situacijoje. Jūs esate protinga būtybė,
Todėl neleiskite baimiai diktuoti jūsų elgesio ir nežudykite, jeigu tai nėra būtina. Gyvybės išgelbėjimas suteikia džiaugsmo ir skatina dvasinį augimą. 23. Katalizatoriai. Svarbus žingsnis padedantis augti ir tobulėti yra sugebėjimas pastebėti, kas aplinkoje jūs veikia kaip katalizatorius. Tai yra, kas suteikia džiaugsmo, laimės pojūtį ir veda į aukštesnį energijos lygmenį. Atidžiai stebėkite, kokie dalykai akimirksniu kilsteli jūsų energiją. Gal tai šviežios kavos aromatas? O gal jūs džiaugsmu užlieja ant medžio šakos tupinčio paukštelio vaizdas ir jo melodingas čiulbėjimas? Ar nuoširdus artimo žmogaus apkabinimas suteikia jums meilės ir saugumo? O gal jums pakanka tiesiog pasėdėti vienumoje, pasimėgauti tyla, pajusti savo dvasinę savastį ir pabendrauti su savo vedliais? Gal jūsų katalizatorius yra laiminga šypsena vaiko veide? Džiaugsmingas šuniuko šoknėjimas, kai grįžtate po darbo namo? Visi šie pavyzdžiai gali būti katalizatoriai, nes jie pakelia energiją į aukštesnį lygmenį, kupina laimės, ramybės ir meilės. Nustatę, kokie dalykai jūs teigiamai veikia, galite pradėti naudoti juos sąmoningai, atlikdami įvairius energijos stiprinimo pratimus. Sąmoningai pastebėkite dalykus, kurie jūs įkvepia, suteikia džiaugsmo, pažadina meilę. 24. Ryšys su gamta. Kiekvienas žmogus, akmuo, medis, gyvūnas ir smėlio grūdelis paplūdimyje vibruoja savo ritmu. Kai atsiversite aukštesnėms vibracijoms, pradėsite atskirti skirtingo dažnio energijas jūs supančiame pasaulyje. Nors akmens vibracijos yra lėtesnės už medžio arba drugelio vibracijas, juos visus sudaro laisvai tekanti energija, vibruojanti kiekvienam skirtu dažniu. Šis pratimas padeda pajusti jūs supančias energijas. Išeikite į lauką, susiraskite akmenį ir paimkite jį į ranką. Sutelkite savo dėmesį ir pamėginkite sujungti savo energiją su akmens energija. Pajuskite, kaip vibruoja akmens molekulės. Ar jų judėjimas sutampa ar skiriasi nuo jūsų vidinio judėjimo? Atkreipkite dėmesį į skirtumus ir panašumus. Tada tą patį išbandykite su gėle. Laikykite ją rankose, pajuskite stiebelio paviršių, pajuskite energiją. Pasitelkę kūrybinę vizualizaciją ir pažvelgę į stiebelio gilumą, kilkite aukštyn žiedo link, pajuskite jo energiją, gyvybinę jėgą. Palyginkite gėlės vidinę energiją su išorinė. Savo įspūdžius užrašykite į dienoraštį. Ar pajutote, kaip kyla jūsų asmeninės vibracijos, stengiantis užmegzti ryšį su gamta? Jei ne, pabandykite dar kartą. Išsiugdykite jautrumą savo dvasiai ir kitų žmonių, medžių, akmenų bei kitų gamtos dalių dvasioms. 25. Ženklai aplinkui. Kai pradeda kankinti nerimas, dažnai gauname ženklų iš dvasinės plotmės pranešančių, kad viskas bus gerai. Pavyzdžiui, priešais jūs važiuojančio automobilio numeris gali būti skaitmeniniu katalizatoriumi, jeigu jame yra 3 vienodai skaičiai. Arba pažvelgę į dangų, pamatome iš debesų susiformavusi kokį nors simbolį, turinti jums ypatingą reikšmę, arba patvirtinanti tai, ką šiuo metu intuityviai jaučiate. O gal važiuojant iš darbo namo įprastu maršrutu, jums į akį krenta iškaba, kurios iki šiol nebuvote pastebėję. Ir iškabos žodžiai jums yra prasmingi, nes neįtikėtinai tiksliai atsako į klausimą,
besisukanti jūsų galvoje. Iškapoje gali būti žodžiai angelas, visata, energija arba gana aiškus patarimas. Tiesiog palauk arba rytojus. Gal paišinėjote ant popieriaus paskendę mintyse, o atsitokėjate, pamatėte, kad nupiešėte arba parašėte ką nors, kas jums turi ypatingą reikšmę. Jei pradėjote pastebėti tokius ženklus, vadinasi jūsų asmeninės vibracijos stiprėja ir jūs jaučiate ryšį su dvasiniu pasauliu bei visatinė energija. Mūsų vedliai, angelai ir iškeliavę artimieji siunčia ženklus norėdami padėti, tačiau pastebime juos tik tada, kai mūsų energija pakyla į aukštesnį lygmenį ir pradedame jautriau reaguoti į aplinką. Paprašykite konkretaus ženklo, parodančio, kad šalia yra dvasia. 26. Atraskite savo unikalų garsą. Kiekvienas turime unikalų garsą, toną, kuris sujungia mūsų sielą. Jį sukuria mūsų energija, kai nutekėjusi per kūną yra išskiriama kaip garsas. Kiekvieno žmogaus garsas yra unikalus ir nerasime nė dviejų žmonių, kurie sukurtų lygiai tokį patį garsą. Norėdami atrasti savo garsą, pasitelkite kūrybinę vizualizaciją ir įsivaizduokite per jūs tekančią energiją. Kai energija susikaupia, išleiskite ją kaip garsą. Daugelis žmonių išleisdami energiją taria om, tačiau galite rinktis bet kokį kitą garsą ar žodį, kuris jums atrodo tinkamiausias ir rezonuoja su jūsų vibracijomis. Išbandykite įvairiaus aukšto tonus, įvairius žodžius, gaudimą, dūzgimą ir kitokius garsus. Jei garsas žemesnis arba aukštesnis nei tikėjotės, nesistengkite jo pakeisti. Priimkite tokį, koks yra, ir praktikuokitės jį ištarti. Bet kada, kai pasijusite išsekę ar praradę pusiausvyrą, skirkite savo kelias minutės ir kartokite savo unikalų dvasinį garsą. Jis padės susigrąžinti pusiausvyrą, stabilumą ir pakelti vibracijų dažnį. Pats svarbiausias dalykas, ieškant unikalaus savo tono, yra leisti energijai laisvai tekėti per jūs ir natūraliai išreikšti save garsu. Nemėginkite išstumti garso per prievartą, tegu jis būna jūsų dalis. Garsas laisvai tekantis per jūsų esybę ir keliantis vibracijų dažnį. Jeigu jaučiate, kad tonas yra šiek tiek per žemas arba per aukštas, tai reiškia, kad tiesiog dar neatradote savo unikalaus garso. Būna atveju, kai garsą ne visada galite panaudoti energijai sustiprinti, nes pavyzdžiui, esate darbe arba kitoje viešoje vietoje, kurioje taip elgtis nepriimtina. Tokiais atvejais savo garsą galite leisti mintyse ir pasiekti tokį pat rezultatą. Savo unikalų garsą pajutau intuityviai. Jis sklido per mane lengvai, be prievartos, aiškiai jaučiau, kad liejasi natūraliai ir yra stiprus. Jeigu tardami garsą turite dėti pastangas, vadinasi, dar neatradote savo unikalaus garso. Bandykite toliau, kol pavyks. Kartais mano tariamas om į galą šiek tiek pakyla, nes kyla mano dažnis. Šį pratimą darau visada, kai jaučiuosi pavargusi arba prislėgta. Asmeninio garso tarimas yra puikus būdas įsižeminti, kai bendraujate su savo dvasinė savastimi. Garsas sujungia sielą su kūnu, leisdamas dvasiai pasireikšti fiziniame pasaulyje. 27. Savo sąmoningumo suvokimas. Kylant jūsų vibracijų dažniui pastebėsite, kad pradedate aiškiau suvokti jūs supantį pasaulį ir savo energijos lygmens pokyčius. Vėliau staiga suprasite, kad pradėjote suvokti savo sąmoningumą. Tai reiškia, kad aiškiai suvokėte,
kada sąmoningai jaučiate savo energiją bei kitų žmonių ir viso jūs supančio pasaulio energiją, kaip antai augalų, gyvūnų, daiktų. Dažniausiai tai atsitinka staiga, netikėtai. Jūs tiesiog suprantate, kad suvokiate savo sąmoningumą. Jaučiatės budrus ir gyvenate dabarties akimirkoje. Tai yra nuostabus jausmas, padedantis žengti toli į priekį dvasiniu keliu. Kai pasieksite šį suvokimo lygį, tai reikš, kad jūsų energija stabiliai laikosi aukštesnių dažnių lygmenyje. Šį kelią galima palyginti su kopėčiomis ir kiekvienas žingsnis į priekį yra užkopimas vis ant kito laiptelio, simbolizuojančio perėjimą į aukštesnę dvasingumo pakopą. Be abejo, dažnis gali svyruoti ir tai yra normalu gyvenant žemiškoje plotmėje. Tačiau teigiamos mintis ir veiksmai padeda nuolat judėti aukštyn, po truputį keliant vibracijų dažnį, lyg liptumėte kopėčiomis, norėdami pasiekti stogą. Nušvitimas yra tiesos atradimas savo sąmonėje. 28. Jauskite atsakomybę už savo veiksmus. Viena svarbiausių pamokų, kurią galite išmokti gyvendami žemiškoje plotmėje, yra atsakomybės už savo veiksmus prisiėmimas. Akimirkai susimastykite apie savo elgesį. Ar pripažįstate savo veiksmų padarinius, ar stengiatės pabėgti ir pasislėpti? Bėgimas ir slėpimasis yra lengviausia išeitis. Prisiimti atsakomybę už tai, ką padarėte, yra daug sunkiau, nes turite atidžiai pažvelgti ir įvertinti savo veiksmus bei jų poveikį savo ir kitiems žmonėms. Atsakomybės prisiėmimas teigiamai veikia mūsų energiją. Nekaltinkite kitų, kai širdyje žinote, kad patys esate kalti. Kaltinimai ir atsakomybės vengimas mažina vibracijų dažnį. Nelengva prisipažinti suklydus ir prisimti kaltę. Sunku nešti gėdą, kuri dažnai apima suvokus, kad blogai pasielgėme. Kai kaltinate kitus arba leidžiate kitiems prisimti kaltę už tai, ko jie nepadarė, jūsų vibracijų dažnis krenta. Tokioje situacijoje pralaimi abu, nebent kaltę prisiemantis žmogus darytų tai sąmoningai, siekdamas išgelbėti kitą nuo skaudžių pasekmių. Tai būtų energiją pakelintis pasiaukojimo aktas. Turbūt visi esate patyrę, kaip sunku bendrauti su žmogumi, kuris nuolat kaltina visus kitus, bet ne save, ir baksnoja pirštu į kiekvieną jo supratimu netinkamą poelgį arba posakį. Kai sutinkate tokį žmogų, paprastai labai greitai jį perprantate ir užuot kalbėjęs su juo atvirai, stengiatės visada būti budrus ir apgalvojate kiekvieną savo žodį. Nenorite suteikti jam priežasties apkaltinti jūs kuo nors, ką padarė jis pats. Žmonės dažnai nesuvokia esą įstrigę negatyvaus elgesio rėmuose. Tokio elgesio pastebėjimas kituose padeda atpažinti, kada ir patys pradedate taip pat elgtis. Suvokę savo negatyvų elgesį galite imtis veiksmų ir jį keisti. Pateiksiu vieną pavyzdį. Bendradarbis pasako jums, kad bendrame šaldytuve yra užkandžių, kurių niekas nepasiges, todėl galite drąsiai juos suvalgyti. Jūs taip ir padarote, tačiau paaiškėja, kad užkandžiai priklausė kitam bendradarbiui, kuris neradęs savo pietų labai pasipiktino. Tokiu atveju turėtumėte tiesiog prisipažinti, kad suvalgėte ir pasisiūlyti nupirkti jam kitus priešpiečius. Pirmojo bendradarbio kaltinimas nepakeis fakto, kad jūs suvalgėte kito žmogaus maistą. Prisiimkite atsakomybę ir pasiūlykite atsilyginti už užkandžius. Nesakykite, jog kaltas tas, kuris pasakė, kad šio maisto niekas nepasiges. Suvalgyti užkandžius buvo jūsų pasirinkimas.
Prisiimkite atsakomybę už visus savo veiksmus, tiek gerus, tiek blogus. Būkite sąžiningi ir prisiimkite atsakomybę už tai, ką darote ir sakote. Pripažinkite savo klaidas.